Feministinis judėjimas turi rimtų pasekmių, nes siekiant švęsti ir pasitikėti moterimis yra griaunami vyrų gyvenimai. Neseniai atsitiktinai radau šį vaizdo įrašą ir manau, kad turėtume apie tai pasikalbėti. Sveiki atvykę į Pushback, aš Meira K. Tai yra iš Itono, jauno vaikino, kuris parašė, kaip mergina sugriovė visą jo mokyklinį gyvenimą. Sveiki visi, šiandienos vaizdo įrašas bus šiek tiek kitoks. Aš kalbėsiu apie tai, apie ką jau kurį laiką norėjau su jumis pasikalbėti. Ir tai yra, atsiprašau, tikriausiai pats žalingiausias dalykas, kuris man nutiko gyvenime. Taigi, tiesiog pereikime prie esmės. Pradėsiu nuo to, kad kai tai įvyko, buvau 9 klasėje. Ir iš esmės buvau visiškai naujas pažinčių pasaulyje. Iki 9 klasės niekada neturėjau merginos. Gerai, 9 klasė yra labai jaunas amžius. Žinoma, iki tol dar neturėti merginos buvo visai normalu. Ir tikrai 9 klasėje neturėjai susidurti su mergina, kuri gali sugadinti tavo mokyklinį gyvenimą. Tai labai jaunas amžius. Ir vien tai jau savaime yra šiek tiek problematiška. Apskritai niekada nebuvau su jokia mergina. Aišku, buvau įsimylėjęs, žinoma. Turėjau simpatijų ir anksčiau, bet iki tol niekada neturėjau sėkmingų santykių. Taigi, jokių merginų. O mano pirmoji mergina, kurią sutikau 9 klasėje, jos vardo aišku neminėsime, tiesiog vadinsime ją ta mergina. Gerai. Ir ši mergina. Tuo metu man ji atrodė labai graži. Nežinau, tiesiog maniau, kad joje yra kažkas, kas man labai patiko. Todėl aišku bandžiau su ja susipažinti. Jos numerį paprašiau labai kvailų būdu. Aš apsimečiau, kad pargriuvau ir numečiau telefoną. Kai jį pakėlė, pasakiau, gal gali rašyti savo numerį. Ir tai buvo tikrai kvailas būdas paprašyti numerio, bet taip jau buvo. Žinai, kas liūdniausia šiame dalyke? Matosi, kai jis apie ją kalba, kaip nuoširdžiai ji jam patiko. Pažiūrėkime, kas bus toliau. Aš čia šiek tiek nukrypstu nuo temos. Po to, kai ji tai pasielgė, kai ji davė man savo numerį, mes kurį laiką susirašinėjome. Praktiškai jau 3 dieną pasakiau jai, myliu tave. Tai buvo tikrai kvaila. Bet aš dar nežinojau, kokios gali būti tokio pasakymo pasekmės, supranti? Taip, nes tu 9 klasėje. Žinoma, tu pasakai, kad ją myli, nes manai, kad ji miela. Ir tai tiesiog vaikystės kvailumas. Nėra kažkokių beprotiškai didelių pasekmių. Aišku, kartais tai gali būti gerai, bet pasakyti tai taip anksti santykiuose niekada nėra gerai. Ir aš greitai tai supratau. Taigi, prabėgus maždaug mėnesiui mes jau buvome kartu. Po savaitės bendravimo tapome oficialiai pora. Ir per tą mėnesį mūsų santykiai buvo tikrai geri. Tai buvo pirmoji mergina, kurią bučiavau ir su kuria aistringai bučiavausi. Tai buvo daugiausia, ką mes esame darę. Ir tai yra svarbus dalykas, kurį noriu, kad žinotum. Tai buvo daugiausia, ką mes kada nors esame darę vienas su kitu. Ir tai daug 9, tiesa? Kaip bučiavimasis, tai didelis dalykas. Netrukus suprasti, kodėl tau tai pasakoju. Taigi po to mėnesio mes, manau, iš viso išbuvome 2 mėnesius. Taigi praėjo dar vienas mėnuo. Ir aš pradėjau jai nebejausti tokių stiprių jausmų. Nes kaip sakiau, tai buvo mano pirmoji mergina. Buvau 9 klasėje, man tai buvo nauja. Pradėjau matyti jos tikrąjį veidą ir pradėjau jos nebenorėti, supranti. Ir buvo sunku tokiame jauname amžiuje paaiškinti kažką panašaus merginai. Taigi, užuot viską jai tiesiai paaiškinęs, nusprendžiau su ją išsiskirti per kalėdų atostogas. Ir vėliau supratau, kad tai tikriausiai buvo viena didžiausių klaidų, kurias esu padaręs savo gyvenime. O man turiu omenyje, kad faktas, jog jis kalba apie didžiausią savo gyvenimo klaidas, būdamas toks jaunas, yra taip liūdna. Tiesiog labai liūdna. Kur dingo vaikų naivumas ir galimybė jiems tiesiog būti savimi? Nėra be priežasties. Taigi, kai išsiskyriau su ją, iš pradžių viskas atrodė normalu. Keista, bet negavau jokių žinučių, nesulaukiau ir skambučių. Tačiau kas nutiko? Po kalėdų atostogų grįžau į mokyklą. Ir iš esmės, kiekvienas žmogus, kurį pažinojau, arba beveik kiekvienas, mokykloje, kurį bent pažinojau iš matymo, žiūrėjo į mane piktai, keistai, arba tiesiog kalbėdavo apie mane, ar sakydavo dalykus man girdint, kurie man nepatiko, supranti? Ir ko aš nesupratau, tai kad aš nežinojau, kas nutiko, supranti, labai dėl to jaudinausi. Klausiau savo draugų, bet jie visiškai mane ignoravo. Ir supratau, kad ne tik praradau daug pagarbos iš savo mokyklos bendruomenės, bet ir iš mokytojų bei draugų. Ir aš vis dar nežinojau, kodėl. Tai labai traumuojanti patirtis jaunam vaikui. Žinai, aš nežinau, ar šis vaikas teisus ar klysta. Aš net nežinau, kas iš tikrųjų nutiko. Aš žiūriu tai pirmą kartą kartu su jumis, bet turiu nuojautą. Taigi akivaizdu, kad nuėjau pas merginą, su kuria ką tik buvau išsiskyręs.
Aš beveik pasakiau jos vardą, todėl ten ir nutraukiau vaizdo įrašą. Bet aš nuėjau pas merginą, su kuria buvau išsiskyręs. Ir ji sakė, kad neturi nieko bendro su tuo, kas įvyko. Aš paklausiau, kas įvyko, bet ji atsisakė paaiškinti. Tada pradėjau gauti žinutes iš žmonių, kurie manęs klausė labai įdomių dalykų. Ir man buvo atsiųstos mūsų privačių žinučių ekrano nuotraukos, kurios buvo tik tarp mūsų. Ir tai buvo labai atviros, intymios žinutės apie norą bučiuotis, norą daryti vienas kitam įvairius dalykus. Tokie dalykai, kurių paprastai neskelbtum, tokie dalykai, kurių ekrano nuotraukų nedarytum ir neplatintum viešai. Bet tuo metu tai buvo mažiausia mano problema. Žmonės manė, kad esu keistas dėl tų susirašinėjimų, kurie buvo parodyti kitiems, nors jie buvo skirti tik man ir jai. Bet dar svarbiau buvo tai, kad jie jiems pasakė kažką, ką esą padariau, nors akivaizdu, kad to nepadariau, bet prie to dar prieisiu. Man plyšta širdis dėl šio vaikino. Prasukime maždaug 3 mėnesius į priekį, manau. Baigiau 9 klasę, man atrodo, gal net 4 ar 5 mėnesius iš tikrųjų. Tai 5 arba apie 4 ar 5 mėnesius. Buvau baigęs 9 klasę, o 10 klasėje sužinojau, kas iš tikrųjų vyko. Taigi pradėjau 10 klasę akivaizdu gana sutrikęs, nes buvau praradęs visus savo draugus. Visi žmonės aplink manęs tiesiog nemėgo, suprantate? Ir aš vis dar neturėjau jokio supratimo kodėl, nes žinojau, kad tai ne tik žinutės. Širdie jaučiau, tai nebuvo vienintelis dalykas, kuris nutiko. Ir tada vienas žmogus, tik vienas žmogus, visiškai pakeitė tai, kas man nutiko. Šis žmogus, priėjo prie manęs ir tiesiai paklausė, ar ne tu pernai išprievartavai merginą? Aš neatskleisiu žmogaus, kuris man to paklausė, vardo. Bet jie priėjo prie manęs ir manęs to paklausė. Ir kai tas žmogus taip pasielgė, aš žinoma atsakiau ne. Aš neturėjau jokio supratimo, apie ką jis kalba, bet tiesiog, žinote, negalėjau patikėti tuo, ką jis ką tik pasakė. Žinote, negalėjau patikėti, kad tai žmogus, kurį pažinojau taip seniai. Ir beje, tai nebuvo šiaip atsitiktinis žmogus. Tai buvo draugas, su kuriuo bendravau maždaug 5 klasėje, o po to mūsų keliai išsiskyrė. Ir tada aš jį sutikau mokykloje dar prieš visą tai, dar prieš visus šiuos įvykius, prieš jam išgirstant tą gandą. Ir tada jis priėjo prie manęs ir tai pasakė, o aš visiškai nesupratau, kas vyksta, žinote. Ir kai jis viską paaiškino, paaiškėjo, kad ne tik jis tikėjo, jog aš kažką išprievartavau praėjusiais metais, bet ir daugelis žmonių, beveik visi, kurie pažinojo tą merginą, ar buvo apie ją girdėję, žinojo apie tai ir manė, kad aš tai padariau. Ir man atrodo beprotiška, kokią galią turi mergina tiesiog pasakyti kažką tokio. Ir tai gali būti visiškai išpūsta. Nes turiu omenyje. Pagrindinis klausimas, kurį čia turiu, dėl to, kad visiškai neteisinga, jog kažkas gali mesti tokius kaltinimus, be jokių įrodymų ar faktų, o tada žmogus turi kentėti pasekmes, būtent vyras. Kas nutiko mūsų jaunoms merginoms, kad jos tiki, jog turi taip elgtis, kad pateisintų savo skausmą? Iš kur 9 metų mergaitė galėjo patikėti, kad jei ji papasakos istoriją, jog ją išprievartavo šis vaikinas ir dėl to jie išsiskyrė, nespėju, kad taip ji ir padarė, ji buvo įskaudinta, ji buvo įžeista. Kada tai tapo norma? Kaip tai tapo norma? Ir aš jums pasakysiu, tai Me Too judėjimas. Štai ir viskas. Tai tiesiog šokiruoja. Kiek man žinoma, iš pradžių tai buvo tik asmeninės žinutės. O tada tai virto kažkuo daugiau. Nenoriu kaltinti tik jos dėl to, bet kažkas pavertė tai seksualiniu smurtu. O tada kažkas tiesiogiai tai pavertė išžaginimu. Nežinau, kas buvo tie žmonės, kurie paskleidė šį gandą apie mane, bet dabar jau nebuvo jokios galimybės to sustabdyti, nes nuo tada, kai visa tai pradėjo sklisti, buvo praėję metai. Ir ne tik praradau visus savo draugus dėl to, bet pradėjau prarasti ir save. Žinote, pradėjau prarasti sveiką protą. Ir dabar, prabėgus 2 metams, 11 klasėje, kai 2 metus nesėkmingai bandžiau susirasti merginą ar apskritai draugų, pagaliau radau merginą. Bet tai nesvarbu. Iki to laiko jau buvo praėję 2 metai. Ir vienintelė priežastis, kodėl man pavyko būti su šia mergina, buvo ta, kad iš pradžių ji buvo viena iš tų žmonių, kurie netikėjo tuo ir manė, kad nėra pakankamai įrodymų ar faktų apie tai. Ji buvo viena iš nedaugelio žmonių, kuriuos sutikau, kurie suprato, kad be įrodymų, faktų ar kažko panašaus negali tiesiog apie žmogų sakyti tokių dalykų. Ir už tai jai noriu padėkoti, nes taip, ji tikriausiai buvo vienintelė, kuri tuo metu tuo netikėjo. Bet taip, aš čia nukrypstu nuo temos. Iš esmės, po tiek laiko, kovojant su tuo, tai mane atvedė į labai žemą tašką mano gyvenime. Ir greitai tiesiog noriu pasakyti merginai, kuri viso tai pradėjo, eik tu velniop, nuoširdžiai, aš nekenčiu fakto, kad tu man tai padarėjai.
Ir aš tikrai tikiuosi, kad tau tai įstrigs, jei žiūri šį įrašą. Nes ji mane atvedė iki tokio taško, mergina, kuri paskleidė gandą, mane atvedė iki tokio taško, kad bandžiau nusižudyti. Ir ne tik vieną kartą, o kelis kartus. Ir tada buvo viena konkreti naktis, kai viską buvau pasiruošęs. Žinojau, kad tą naktį tai padarysiu. Bet tada mano tėtis užėjo ir viską pamatė. Ir žinai, kas buvo toliau? Mane išsiuntė į psichiatrijos ligoninę, supranti? Ir visa tai įvyko dėl to, kad viena mergina pasakė tai, ko neturėjo sakyti. Ir ko aš noriu, kad tu suprastum, ne tik tai, kad turi būti labai atsargus, kam pasitiki savo gyvenime, bet ir tai, kad beveik nėra jokio būdo. Ir aš sakau beveik, ne be priežasties, bet beveik nėra jokio būdo apsiginti, kai kalbam apie tokius dalykus. Nes tu turi suprasti, kad žmonės, juk turiu omenyje visus, nori išgirsti kažką panašaus. Jie nenori girdėti priešingos versijos, kad tai buvo tik gandas, kad to nebuvo. Jiems patinka girdėti tokius dalykus, nes tai suteikia jiems apie ką kalbėti. O kaip žmonės turi apie ką kalbėti, tai yra viskas, ko jie nori. Ir todėl, dėl to, kai kalbama apie kažką panašaus, iš esmės visiškai nėra jokio būdo apsiginti. Geriausia, ką gali padaryti, kai nutinka kažkas panašaus, tai tiesiog gyventi toliau ir suprasti, kad tikrieji tavo draugai, jei jie tikrai buvo tavo draugai, jie nepatikės tuo, ką girdi. Ir kartais, kai nutinka kažkas panašaus, dažniausiai tai nebūna tokio masto, kad apie tai sužinotų visa mokykla. Todėl labai tikiuosi, kad tie, kurie susiduria su panašia situacija, neturi taip, kad visi apie tai žinotų. Bet taip, tai beprotiška, kaip mergina gali pakeisti tavo gyvenimą. Ką? Baisi istorija. Žiūrėk, mes nežinome detalių, mes nežinome, ar jis sukūrė šį vaizdo įrašą, nes galbūt jis kažką padarė, bet būtent tai ir yra esmė. Nėra jokio būdo pasipriešinti tokiam dalykui. Ir jis iš tikrųjų turi labai protingą įžvalgą. Žmonėms patinka tokios istorijos. Jie nori apie ką nors kalbėti, jie nori paskalų, jiems tai patinka. Tai visiškai nepriimtina, kad moterų laisvė pasiekta vyrų gyvenimų sąskaita. Kad moteris galėtų kalbėti apie savo siaubingą patirtį, kai vyrai jas išnaudojo, reiškia, kad nekalti vyrai turi už tai sumokėti. Ir tai dėl neatsakingo moterų elgesio. Ši jauna mergina bandė pateisinti savo emocinius jausmus. Ji buvo nusiminusi, jai buvo gėda, todėl ji pradėjo skleisti gandus. Gandai vis blogėjo ir blogėjo. Bet berniuko gyvenimo sunaikinimas, berniuko, kuris tikriausiai niekada nebegalės visiškai pasitikėti, tai paveiks ir sugadins visą jo gyvenimą. Visą likusį gyvenimą jis gyvens toliau, tai žinodamas, tiesiog neturėdamas pasitikėjimo, su gilia skausmo jausena, žinodamas, kad visi gali taip lengvai atsisukti prieš jį be jokių įrodymų. Tai yra visiškai nepriimtina. Ir yra dešimtis, jei ne šimtai, jei ne tūkstančiai tokių istorijų apie vyrų gyvenimus, kurie buvo sunaikinti moterų, kurios pasinaudojo tuo, ką buvo gavusios kitų moterų sunkiu darbu ir aukomis, ir tuo piknaudžiavo. Ir tai yra vienas iš bjauriausių ir šlykščiausių laisvių, kurios šiandien suteiktos moterims panaudojimo būdų. Man tai nesuvokiama. Vėlgi, ji yra 9 klasėje, ji kvaila. Tačiau kažkur, kažkaip, į jos galvą įsismelkia mintis, kad jei ji paskleis išžaginimo kaltinimą, ji bus ta, kuri laimės ir galės sunaikinti šio berniuko gyvenimą. Tai yra labai pavojingas dalykas. Ačiū už jūsų dėmesį šiam klausimui.